Va ir vėl mes sugrįžom su savo daigais, su šiltnamiais. Darbuojamės, Lauris kemša, aš atėjau biškį padėti, atnešiau kavytės, va, Labai skani kava. kaip mes prabangiai, vieni geria šnapsą, kiti geria kavą, šuniukai padeda. Maja. Majusai. Ne, paskui pradės luoti. Spurgytė. Aš tai su savo firminiais kaliušiukais. Mano firmiškesnė. Tavo firmiškesnė, ne? Jo, mano su kailiu. Iš mokė veži. Su nutrijos kailiu. Tai prašo. Nu, Ne, čia aš sugalvojau. Jau galvoju, kad tai prašo. Ne. Jau kiek prikimšom. Pakemšam į tokius. Čia Lauris gal geriau papasakoti. Mes visada perkam tik tais tokius. Daiginimą yra į vazonai. Tik tais tokius kiekvienais metais. Jau daug metų ir nieko nekeičiam. 0,5 litro, 100 vienetų, 3,9. Užsisakai senukose ir atveži paštomatą. Jo, internetu, va, visa dėžė, jau čia antra dėžė. Šiemet bus kokie 5000 daigų. Daigas 2 eurai mažiausiai, nes labai geras durpės, geras sėklas beicuotas, labai gerai auga, pigiau nieks neduos, man reikia gyventi. Reikia pragyventi, reikia pakeliauti. Turim suplanavę kelionę šiemet labai toli. Gal pavyks nuskristi. Va, matot, kaip gaunasi. Labai fainiai. Skyliukės yra, jeigu biškai per daug vandens išbėga. Ir viskas, va. Dabar čia. Pirmi metai sodinam pasiteisinę. Jo, tik tais į tuos ištrauki, klientui šaknis parodai, lengvai įsima, lengvai įsideda. Supikiuoji ir viskas. Laistyt gerai, va taip su dėžutėm sustatai. Taip kaip sukimšta, pasakiškai gaunasi. Durpės geras, šiemet į sulinkus nevažiavom. Todėl, kad jo kelionė ten visą kitą varytis, taip toli mokė veži, radom akciją labai gera. Papuolė, žiūrim, po 10 eurų maišas, šitas 205 litrų. Jo, labai geras šitas. Substratas daigams. 10 eurų, o mes su kortelė, mums dar atskirai buvo, tai man atrodo 7 eurai mums te kainavo tik maišas, gali dar mažiau. Čia su vitaminais, magnis, Jo, cinkas, yra dar mačiau. NPK. Jo, šitas labai geras, jau pagal kimšimą matau, kad geras durpės. Tai va, kam važiuoda kelionę kažkur didelį kiekį vežtis, mes perkam dideliais kiekiais po 20 maišų iš kartą. Čia nelus, labai mėgstu, čia jau mano. Labai mėgstu sveikolišką maistą, va, nefiltruotą, būtent. Kaip ir aliejų alyvuogių, nefiltruotą. Va, vakar, kur buvau užsiminęs, mūsų susodinta šitas gladiolės. Čia tik dalis jų šičia. Tik tais dalis, labai gražias. Paskui darysim miksus. Čia mūsų ta šiltnamis toksai kaip sandėliuks. Čia mes kemšam, darom viską, paskui nešam jau į šildomus. Turim atskirai ne viską rodau, nes yra labai pavydžių žmonių. Tokias akis kreivas, labai rašo komentarų negražių. Tokių. Ne vien kreivos, būni šleivos, ne? Jo, ne viską aš parodau kartais po faktom, va. Polikarbonadinis, 12 šilumos, o dabar jau kokie 6 valandas ir... Diena buvo 35. 35, šiandien kokia yra dienas? Kovo 6. Kovo 6, va, matot, kaip pastatyti tokį šiltnamį. Ir kokią naudą duoda. Žiaurilinį naudą, va turiu tą nupirkęs ir čia dar ant viršaus uždėsiu. Nes čia jisai toks kaip ekstra aš turiu padaręs, kada per daug daigų, tai čia vieni išeina, kiti ateina, kas ten jau per daug. Jie nuo šiltnamius. Va, prisipirkau šiemet gražuolių, irgi akcija buvo... 70 centų, o tai po 39. Va, girdėjau, 70 centų, o tai po 39 mokėjau su kortelė akciją. Mokė veži.
vienetas. Nu, žiauriai man jos patinka, aš negaliu, kaip aš jas dievinu, kiek aš turiu prisisodinęs ant kiemą visur. Šitokių, čia šiemet naujas susodintas, naujas pirktas. Tas medelis čia irgi mano, nežinau, ar jisai išgyvena, neišgyvena, jisai laukia, jis laukia gali būti, jis lauko yra, bet gaila, kad jis buvo vazonė, išvažiavom, palikom vazonę. Gal išgyvena, toks fainas buvo, pažiūrėsim, palaistėm, gal atsigaus. Va, makaronų nulėkiau, parsivežiau. Vienas makaronas 92 centai berods, 3 metrų. Nu, va, turiu savo medienas, nei pjaut, nei vargti. Visur paremontuoti iš po žiemos. Geras daiktas, dalykas irgi. O čia jau matosi. Jau antrą poką kemšam, įsivaizduojat, šiemet bus daugybė daigų, visokias formas išbandom, šitas pirmą kartą šiemet tokias mažas. Bet pažiūrėjau, matei, mokė veži, pažiūrėjom, gėlių atveži su tokiom, visai neblogas šaknis, aš ištraukiau, pažiūrėjau, visai gerai. Mes visada sodinom į šituos, visada į tuos. O šiemet jau pabandėm biškiai į tuos, nes kiek čia telpa į šitą? Čia 84, o kitam 74, o šitam mažiukam 100 vienetų, bet labai mažyčiai. Jo, bet jis vietas mažiau užima, daugiau telpa jų. O čia dar vieni, nu vat, bandomi visokios, kaip mus žino visi, kad mes labai mėgstam bandymus daryti. Nu, įkišk vieną, parodysi, kaip kemši. Ne, nekiš. Kodėl? Nenoriu. Matė jau? Ne, aš nerodžiau, kaip kemšam. Aš kitam video dariau, rodžiau, šitam nerodžiau. Nu va, kaip gaunasi. Fantastiškai gaunasi, pasakiškai, kaip malonu savo. Šilta, po maikutę, va, savo gali dirbti, darbuotis. Aš tai po maikutę, Lauris, su megztiniu. Nes Lauris tingi nusimauti. Va, prikešiau tą, dabar pastumiu biškį ir va, dedu. Aš nežinau, kiek mes 100 per dieną prikešam. Muziką pasileidžiam, dabar muziką užsukau, vakar vieną video padariau, tai užblokavo video mano, teka perdaryti. Muzikas buvo. Va, kaip greit, viskas. Įkiški per dieną, aš neįsivaizduoju kiek. Nieko nereik, mums jokių talkų nereik, mums nieko. Ateina mama biški padėti, ateina Egis biški, jisai kažką kitką padaro, kur reik greitai. Va, šitos pagalbininkės niekur visur pagalbininkės. Gražuolės. Kai gražiai žiūri abidvi. Nu, kaip gražiai žiūri. O čia senelis. Čia senelis. Nesenas, nesenas. 9 metai, tai jau senas. Nu, žvaigždės 2. Pažibas 2. Maja. Žvaigždutė spurga. Nu, jis smagiai mes čia, ne? Darbuojamės. Faina, oras geras, šiandien tikrai oras geras buvo, tikrai nuostabus oras. Oi, sveikata, kavytė, eikit pasidarykit, kas negerėt kavytės, pasidarykit. Mėgstu vakarais išgerti kavos, labai mėgstu. Mes naktį galim kavą gerti, mes nemėgam, vis tiek einam gultis mums. Vakarais mėgstu kavytę. Kiti negali. Aš galiu, man skanu. Aš kai negaliu, aš lovui galiu. Nu, irgi geras receptas. Tai va, taip ir. Kaip faina, kai pasilgau šito darbo, žinokit.
Kur nori, būk kokiuose nori, kurortuose sėdėk, bet kai pasiilgsti, va tokio, tokio judėjimo, tai faina kažkaip. Aišku, paskui atsibosta. Bet šiaip tai va iš pradžių tai labai pasiilgęs. Pabūt sezoniniam. Jo. Sezoniniam 3-4 mėnesiai. Pinigą padaryti. Aš tiesiai šviesiai sakau, pinigą padaryti. Ir vėl važiuoji Per namo. sezoną padarai 10 000 labai gerai. Ir vėl važiuoji namo atostogauti. Jo, viso gali keliauti kur nori. Šiemet planuojame į Australiją skristi į Melburną. Tai vat gal pavyks. Nors labai bijau skrydžių, žiauriai. Ai, kad kaip aš bijau skrydžių, vyniuką prigersiu, samanės dar kokiu flekiuku įsipilsiu. Kur tu jos gausi? Yra samanės parduotuvėje, nesgi pirkti. Lietuvoj? Jo. Pirmą kartą girdžiu. Nu taigi legalizuota, ūkininkai gali virti, va gali virti samanę. Taigi tu ūkininkas. Aš jeigu virsiu, tai žinai kokie eilė bus. Nespėsiu virti. Tai jau stipresnė nepadarysi, kai 96. Aš esu viręs, aš viriau su uošviu, mes virėm per vestuvės, prieš vestuvės mūsų. Aš moku išvirti samanę, gerą, labai. Rūginę kažkokią virėm, bet čia jau daug metų atgal. Anksčiau, dabar jau čia aišku draudžiama, anksčiau buvo draudžiama, bet vis tiek virdavo. Mes irgi virdavom, bet jisai buvo uošvis veterinoras, jisai ten išnešiodavo kišiukams visokiems, kešiukams. Tai vat, prigersim kažko ir dainuosim. Ne, ir skrisim. Skriskit balti balandžiai. Kai uždainuosim, skriskit balti balandžiai. Neseniai skridom, va. Maja pirmas iki skrida. Maja pirmą kartą skrida, jie ne. Gučis antrą kartą jau skrida. Tingėm su mašina važiuoti, tai skridom. Vajai visą kelią juokavau, sakau, varom į Sibirą. Nu, žinokit, taip ir buvo. Rygoj sugriuva mašina, samdyta mūsų. Teka kelintą ten valandą nakties, sulaukėm antros mašinos, įsikvietėm iš Lietuvos. Atvažiavo antrą mašiną parvežti mus, grįžom, nežinau, trečią gal. Nu, bet smagu